5:21. 22. Ruošiamės į... Jas juokės iš manęs, kai aš vloginu, bet čia mūsų filmai grinai yra. O, lygiai 7, niekam neįdomios tos valandos iš tikrųjų. Išvažiuojam į avantiūrą. Neužsibūkinom nieko. Normaliai krypties net nežinom. Kryptis maždaug... Belenkur, ne, kažkur. Link Kroatijos punktas, tas pagrindinis, kur mes norim nuvažiuoti. Plitvicos ežerai, o paskiau bus matyti. Važiuojam pa Valkatau. Šneku beleką. Taip, kad nepamiršt, aš irgi galvoju, reikia į kamerą visą laiką pasakyti, kiek ko išleidom, tai kūrą užsipylėm, kiek ten buvo, 92 eurai, ne? Pilną baką pylėm, tai rodo, kad Lenkiją turim pasiekti. Pirmi pusryčiai. Norėtų dar sakyti su vyrukais. Šieko pjausti. Aš esu labai nepatinka. Kam aš tą pasiėmėm, mes čia ir suvalgysim, mane. Ja, visai prie pat sienos išvažiuojant. 12 eurų sąskaitėlį. Šešios valandos kelio ir mes Varšuvoje prie McDonald'o, kas labiausiai išgelbėja nuo susikaupusių skysčių pūslėje. Katovice pravažiuoja. 890 km, 9 valandas 5 minutės. Andrius Pilavas ir mes pažiūrėsim, kiek pripils. Nu, gerai, jau viskas pilu. Va. Dar pilu. Ir grinai spaudai. Kuras 117 eurų. Ledės ir džentelmenai. Ponius ir ponais įsigėl. Jėsti padėta. Tai mes turim 2 vrapus, tada vandenuką, čia padažiukas. Tada čia yra vištytės su bulvytėm ir tada mano mėsainis su bulvytėm. Aha, kaip traukia. Čekija Respublika! Palauk, tai dar neišjungė, ne? Ne. Pirmas ženklus pažiūrim. Taip, 50, 90, 110, 130, visą parą viskas. Ostrava 19 km mums liko. Juhu! Andriau, nori tart žodį kokį? Jėga! Češ. Kur čia hostelį užrašyta? Ai, ne, čia kažkas toliau, ne? Ką veikit? Aš bijau. Geriau pasimokiau, nes čia. O jeigu mūsų žudys? O, žiek, važnyčių. Čia gražiai kaip. Paguglinai kiek turistų miršta čia? 5,4. Visur miršta čia. Realiai. Bet čia tai numeris 1. Tai jie gal kaip žydai. Jie atvirkščiai gal viską. Čia nesupratau, antras aukštas. Ne, čia, taigi jaučiu dar aukščiau.
Ko, galvodami, viskas tuo viduriniu laiptų įkvėpi orą, nekvėpodams praeini iki paviršų. Matyt, kažkas plovė, tu. Kažkaip man grikiais. Man tai įsisukais. Oi, aha. Va. Numer 22. Kvapelis tai. Šitą landą pradarysim. Ne, nu patalynė atrodo švari. Viską. Vabalų? Nesimat. Ai, ne, lempa. Bet šiaip viskas. Viskas gerai, čia tvarkingai. Okay. Dėkui. Na, situacija susiklostė tokia. Atvažiavom į Hotel Max. Matot, kiek žvaigždučių? Neapsakomas kiekis. Daug žvaigždučių. Pirmą žvaigždutę duodu jam už alų ir fantą sumokėjom kiek 4,29. Kaina super, alus super. Super ir baigės toj vietoj. Rajonas žiauriai nuostabus papuolė. Čia geležinkelio stotis, čia šiukšliadėžės, o baras tokia savita, kad ten rūkoma, sysių daroma ir neplaunama. Mes patenkinti. Naujas draugelis Bobas vardu. Ir visam viešbutį bus tai. Labas rytas. Antrą dieną atostogų. Pabudom ir kelkimės. Nu ką, šiandien per vieną į Kroatiją, o čia dabar noriu pasidalinti savo vaizdais per mūsų nuostabų langą. Kavos čia negersim, nusiprausiam ir į kelią. Nes žiauriai. Kava čia gali būti ir iš naštos padaryta. Ne, pirmiausia, aš noriu susimokėti už Čekijos kelius. Jie čia yra visi mokami. Parsisiunčiau ofigeną programėlę ir nežinau kaip.
Karačiu. Jinai mūsų nesponsorinai, tai... Ne, viskas aš užpildžiau ir gausiu galbūt kitam... Viskas, sumokėjom. Jej. 16,94. Važiuojam link Grabovatso. Think about the way when we live today. Think about the way when the people play. Ką čia darai? Palauk, kaip čia, iš kur čia man klijuoti ją, iš vidaus? Ne, nu kaip iš vidaus tau matysi. Jo, iš vidaus. O kaip paskui nuplėšti? 11,50. Kaip paskui nuplėšti? Kodėl čia? Kodėl čia klijuoji? Ką? Todėl, kad buvo parodyti. Ai, čia reikia klijuoti, tipo? Jo. A jau baigiai? Viskas. Kur mes esame? Ai, Austrijai. Taip, jau baigiau. 11,50. Kelių mokestis 10 dienų. Per vinietę programą negalima nusipirkti. Kad visi žinotų. Įvažiuojam į Austriją. Autostradą lekiam. Ir jau tokie ženklai sumažinkite greitį. Ten 180 km. Iš palengvo stabdau ir prieki. Austras, langą prasidaręs, rodo man stok. Aš jau kaip ir nesiruošiau lenkti, bet aš pristabdžiau ir važiuoju paskui jį ant 75. Ir už 10 metrų radaras. Čpakt. Mokinkimės lietuviai. Važiavę 300 metrų. Laikykitės dešinės išsišakojime. Visas miestas, ne? Gatvės po žeme. Apsišlapinkit jūs irgi. Pats tau apsišlapink. Žmonės pasižiūrėjo, kada pasigėriau. Viena žiauriai gražu, bet žiauriai karšta.
Aišku, atvažiavom nepasiruošę ir nežinom, kur eiti, ką daryti. Tai tiesiog šparaginių pupelių medį radom. Čiučiut didelį. Nuo stogo drekina, kad vėsiau būtų prie 35. Paliekame vieną. Ja, čia reikėjo važiuoti 1-2 kaip minimum. Kad pastatai tai įspūdingo pravažiuoja. Ne tai, kad pravažiuoja. Metro. Bėgiais mes varom. Ir važiuojant bėgiais. Antrą dieną 6:25 kely. Slovenija. Vinjeta 3,50, jo. Reikia. Fantastika. Pagaliau Slovenijoje. Nusipirkom vinjetę 16 eurų. Nuėjom į mokamą tualetą. Aišku, kaip visą laiką lietuviai mes už vieną žetoną įleidom 2 moteris per vieną šlagbaumą. Nu, aš kadangi vyras turėjau eiti sąžiningai. Ir tualete praradau GPS signalą. Iki vietos mums liko apie 200 km. Kur pamatysi, pavyzdžiui, hotel, kazino, pravažiavus, važiuojama į pavojingiausią Slovenijos tunelį. Ne, taigi čia pirmas Slovenijos tunelis. Nu, atrodo taip kaip ir dauguma, bet apaugas gražiau iš priekio. Tas pats įvažiavimas. Ir labai trumpas. Slovenijoje labai trumpi tokie tuneliai, žinai. Nesvarbu ilgis. Iš tikrųjų, mano vertinimai Slovenijoje labai graži gamta. Įvažiavau į Sloveniją ir sakau, kaip iš karto viskas, nu, gamta visa kitokia, viskas taip žalia, taip sodru, taip visiškai kitaip negu, kur mes buvom? Austrijai, Čekijai, iš Čekijos negu Čekijai. Ir paskiau supratau, kad akinius nusipirkau ir užsidėjau. Kroatija? Nu, aš manau, kad taip. Neišjuokaujat ar ne? Ne, nu mes ten Slovenijos tiek ir turėjom kirsti, bet... A biški ne per greit? Mes jau Kroatijai. Kiek? Pusvalandžio už nevažiavome, ne? Nu, bijau ką pasakyti, bet jo. Panašu į tai. Iki Zagrebo liko 66 km, pravažiavom kažkokį punktą, paspaudėm kažkokį mygtuką, gavom kažkokį bilietėlį. Tai net nesupratau, ar čia kas čia bus, kelių mokestis, ar tikriausiai. Žodžiu, komentaruose parašykit, ar mes Kroatijoje ar ne. Ir užsiprenumeruokit kanalą. O mes, matyt, kitoj šaly, kitam tunelį. O, kokie kalnai.
Akmenai. Akmenis. Nu, čia užglazūruota. Girdž meilių, bet tai tu turi surinkti man tą... Neturiu, čia iš vis nebėra internetu, man aš pastais bandžiau irgi neint prisijungti, čia prisijungi prie tinklo irgi galės tęsti, man irgi nebėra. Ai, nėra interneto. Nu, gal matai, čia ant sienos gal, bet blemba, ne, internetas neturėtų būti. Parašykite komentaruose, ar ant sienos yra internetas ar nėra. Labai lauksiu, nes mes nežinom, ką toliau daryti. Pravažiavo mokamus kelius. Ei, pačiu neina. Čia jie visus pinigus nuskaičiuoja. Važiuok. Viską. Ata. Ava. Mokėjai? Net nežinau, tai nefilmavau ar ne. Nes kamerą neaišku, kaip laikiau, žiūrėjau, kaip mokėjai. Eilinį kartą užsakiau. Nu, žiūrėsim. Žygiautojai eina kažkur čia. Iš parkingo varome į viešbučių. Čia beveik senamiestis, bet blogiau. Žiūrėk. Jūsų dar nuotaikos nėra pačios blogiausios. Pohui dar. Tik nusimaudyt noriu ir viskas. Atpirks viską. Kambarių nemačiau, kambariai gal irgi kažką. Bet vieta. Taip? Tiki man, bent šiandien manim tiki? Dar nežinau. Atsisuk pasakys, ar tik ar ne. Nu gal. Gal biški. Labai nuoširdžiai. Atoliai. Ką? Aš laikų negaliu pasakyti. Nežinau, ką padaryti. Rašė 5 minutės. Mes jau 5 eina. Dyva, eini gatve ir važiuoja tramvajus. Eik tu. Sau. Priešais va taip. Mes einam čia. Baisu. Das ist nice. The key. Hello, it's me once again. Could you tell me how entrance the first metal door? It's locked. Five. Greičiau reikia. 6-5. Okay, 6-5. Zero. No, Labai. Na. Labai. I want to film this also. Kur jūs dar pamatysit? A su tokiu liftu reiks varyti? Kokią aš kodą surinkau? Dar parodys. 5, 6, 4. 6, 5, 6. Tau reik 2. 1. Tokiai 2, 1. 2, 5. Nu, 2, 5. 1, 2. Ko čia dar daryti? Gal neku? Va. O, good. Kaip?
pinigus reikia turėti. Na gerai, tada sako vėl. O, čia kaip gerai, iš čia pabūsiu, parnešti. Aš tave taip turiu filmuoti. Ir jame savo kambaris. O mes galim čia kraustytis? Dušiukas. Monikė. Kaip čia? Turėti gerti. Nori lėti iš batų. Aš tokį, man atrodo, buvau žiūrėjus. Virtuvė. Ir čia gyvensim. Aš čia mėgosiu, aš čia nemėgosiu. Mėgos. Aš įsitam. Nu, toks jausmas, kad visi patenkinti. Su pagaliu per galvą negavau. Eisim į miestą gerti alaus. Kameros neimsim. Taip, kad parašykite, ar jums patinka toks formatas, kad kaip mes nerodom, kaip alų geriam. Vakar vakare nepavyko parodyti vaizdą pro langą, tai šiandien rodau. Nu va. Čia saulė už tų langų tualete. Dušė. Va, ką galvoju, dangus nesimato. Matas ir dangus. Ir žemė. O ten jaunai kažkas bandė pavogti. Gal ir pavogė. Visą naktį nesimatė jos. Kavos neradom, reikės tada greičiau... Ką daryti? Suktis. Tada reikės greičiau suktis ir važiuoti į Plitvicos ežerus. Nu, aš nenoriu. Laimingai. Čia vakar sėdėjom, pilna žmonių. Šiandien ne viena, visi prisigėrė, pachmėlinas. Garantuotai. Negaliu patikėti, Kava yra pats geriausias dalykas. gavom kavytis. Kokią laiką? €12. Kas toliau? Tu nesinai iš vis tiek kupinas? Daug susidėsiu dujų. Nu, ne, tai dabar tu įsidėk per 3 valandas sėdą. Viskas? Tiesiog pasidėk. Okay. Nu, gerai. O kokia arena? Plodinė. Čia Zagrebo Cibona lošia. Gerai. Žodžiu, jau biškį papilnuoju. Dar biškį ten kalnai. Su liūdėsiu širdį paliekame šitą nuostabų miestą. Filmuojame, kaip tu spaudė. Išvažiuojant iš Zagrebo. Mažo to, kad keliai visi mokami, tai dar ir papildomų mokamų yra kelių. Oho! O, vėl kamštis, belenkoks. Čia dabar bus 4-5 valandas. Ate. Čia atvažiavom ir vėl kažką čia reikės mokėti, kai rašo, kokie žodžiai. Mokėti ir mokėti, mokėti ir mokėti. Net nežinom, ką reikės. Bet čekijas, kodėl skiriasi daugiau. Seglavas. Hello? Not working. Atėmė kortelę. Jisai nori pavogti kortelę. Atrodo. Aš jeigu neturiu. 2,80. Palap.
Koks sakė? Hvala. Hvala. Čia yra Ačiū. ačiū. Kruatiškai. Mes vakar išsiaiškinom dar. Žodžiu, Andrius dabar pila kurą. Kaip matot, šiauriai stiliovai apsirengęs. Jopa, viskas, baigė. Jo. Ką čia reikia rodyti? Kiek eurai? 108 eurai. Bet aš Ten jau. litriukų. Ai, buvo. Pagaliau atvažiavom į Plitvicės ežerus. Parkingas. 1000 kvadratinių kilometrų miško takeliais. Labai daug žmonių. Belenkiek. Ir čia mums prie žemėlapio reikia laukti gido. Pas mus gidas va čia toks. Pasirodo, mes tik 3 eisim su gidu. Tai karočiui viskas įskaičiuota bus. Okay, so one more time, welcome to our National Park Plitvice Lakes, or Plitvička jezera in Croatian, the oldest. Gidas papasakojo mums baisią labai istoriją, kad čia tame parke gyvena rudieji lokiai. Ir tai va, 0 šansų sakė, kad sutiksim, o sumokėjom 200 eurų. Ne, 10 minučių ir atvažiavom, gal netgi trumpiau su autobusiuku.
Tai jūs nepatikėsit, kur aš esu. Va, prie vandens, mėlyno, kaip mano Maikė. Name Kozak means something? Kozak is goat. Goat, Means goat. Okay. Yeah. There's a legend story, you know, a long time ago. Here was, let's say, more animals around here, for example, bears and wolves as well. So we had like a little farm over here close, and the guy who had the farm of goats, he wanted to protect every night. A little bit of the wolves would take his goat. So to, let's say, protect it, he wanted to cross on the other side to stay away from the wolves. And one day when he was basically attacked by the wolves, all the farm of the goats wanted to cross the lake, but it was too deep, too big of, you know, difference to swim. And the legend says that all the goats drowned here inside. One of the legend story. That's why also the name Kozak, which means goat lake. Na ką, pagaliau įveikėm mūsų nepilną žygį, apėjome apatinius ežerus ir žiauriai karšta iš tikrųjų, ne visiems užteko motyvacijos eiti dar apie 2 valandas karštyje, tai pasilikom kitam kartui. Tai va, grįžom į mūsų startinį punktą ir maža ką. Kai atėjom, norėjom nusipirkti vandens. Ir vandenį mes centrinėme taške pirkome, va, čia, 0,5 litro buteliukas, ten 2 eurai su kapeikom. Kažkaip turistinė vieta pasirodė kaip ir normaliai. Bet jeigu nuo jo paėjus čia va į šitą pusę, prie pat. Čia yra parduotuvėlė. Čia yra išėjimas, įėjimas per kitą pusę. Na, patys susirasite, jeigu kam įdomu bus. Ten litras vandens kainuoja 40 €. Dar kalbant apie kainas, jeigu kam įdomu, Litvicai kokios kainos, galiu prieiti parodyti. Greičiausiai, kad viskas matęs, tai ant pauzės ir pasižiūrit. Mes išvažiuojam iš Mėlynųjų ežerų.
į save turi būtinai atsukti. Aš į tave atsuku. Kodėl tas Dažniausiai. Man Gal baisiu į išvažiuojam? galeriją savo pasižiūrėti, nes ten bus realiai visa galerija. Tiesiog vandenukas su kalnais. Ir aš visada turiu filmuoti šitos, kur vat Andrius Krumokas. Pasukite kairėn. O, nereikia nieko. Aš galvoju, reikės įkišti kortelę. 12 eurų sumokėjau, Išvažiuoti. jeigu kam įdomu. Nu, parkingas. Plitvicos ežerais patenkinti. Jau sakiau. Nusistatė maršrutą į Split. 253 km, 2 valandas 47 minutės. Aišku, užtruksim ilgiau, dabar kas vietinių laikų beveik 4. Bandysim, važiuosim. O paskiau žiūrėsim, ar davažiuosim, nedavažiuosim. Bet jau kokią dieną kitą reikia pra jūros pagulėti, ne? Taip. 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 Ate. Kai temperatūra daužo. O, batareika baigės, kad tik spėčiau, kad nors dar pafilmuoti. Tuoj atversim. Atversim jums vaizdą. Jeigu išliks. Per tą tiltą važiavom. O, žiūriu. Yra nusukimas. Vandenukas žalias. Nežinau, kamera perteikė, neperteikė.
čia, tai aš čia galėčiau gyventi. Olose jau. Čia dar ir vieną dangoraižį turi. Splitę esam, afigenai. Cikadas čirpia, mašinėlės važiuoja, o mes einam pavalgyti. Rajonas puikus. Nu, išmiegojom. Atėjom, dėda sako, viskas čia švaru, išdezinfekuota. Ne filmavau. Per spintą perbraukiau. Ant dulkių galėjau nupiešti vyrišką lytinį organą ir palikti jiems ateičiai, bet tebūnie jiems kaip yra. Vonios silikonai nutrupėję, nusidraskė, aprūdyję. Nu, vonė. Dažai irgi susilinė. Vonė, jeigu kas dar turit kokią nors babytę kažkokiam kaime, kur turėjo vonę dar tą gerais laikais, prisimenat, kaip statydavo vonės tais laikais. Tai va ta vonė taip ir palikus. Žodžiu. O didžiausias bonusas, tai atsidarėm šaldytuvą, tai aš taip įsivaizdavau, kad tai yra mini baras. Nugertą degtinės butelį radom ir vieną obuolį. Turiu nuotrauką, gal įdėsiu. Rajonas tai faina. Ne, iš tikrųjų apie rajoną tai čia viskas tvarkoj. 5 minutės kelio ir pačiam centre. Na jo, atsigersim kavos, valgysim kokį piragėlį ir važiuosim. Nebemokamais keliais, o kažkur pasivadaloti, pamatyt Kretą. Kroatiją, atsiprašau. Pagaliau pusryčiai normalūs. Oh my god. Aš jaučiu jau jums pavydžiu čia. Pavalgėm skaniai, pagėrėm skaniai, muzika nuostabi, vaibas geras, į mūsų kainų dėžutę 60 eurų. Dieną vaizdas gražesnis ir nuotaikos geresnis.
iškilaujam. Andrutis pareina išpardęs. Stilingą Nusipirko maršką likeriuką už €1,99, ne, ten Romas. Maraska. Romuką. Vienos burnikės toks kelioniai, kad būtų. Kad nebaisu vairuoti per kalnus. Atvažiavom į kažkokį, išsukę iš autostrados į kažkokį miestelį. Tiesiog random, nežinau, kur mes esam, ką mes čia veikiam. Su didelėm bažnyčiom. Važiuokite į rytus, tada pasukite kairėn. Ого! Čia tai šortai. Nu čia tai šortai. Ryškus labai. Gražus kaip ir visi Kroatijos miesteliai. Ne, Zadaras yra didelis. Didelis, bet aš nežinau, mes per centrą nepravažiausime. Nors važiuojam į centrą. Pastebėjimas į žurnalą. Kroatijai kiek pravažiavau, degalinės didesnės, mažesnės, žinomos, netokios žinomos, dizelio kaina visur vienoda, €41. Kai Lietuvoje pas mus kažkas irgi nuo €32 iki €70. Taip kad kaina lyg ir beveik geresnė. Atvažiavom į vietą, į kurią norėjau atvažiuoti. Netikėtai pamačiau per Google View. Žiūrėkit. A ne, taip.
nakties apartamentai. Bambukai, nuostabus vaizdas, į kaimynų skėčio nematysim, nes mūsų langai bus į jūrą. Žodžiu, liepia filmuoti, kaip Andrius sunkiai neša va tokį mėlyną namą. Aha, kortežė. Nu, žodžiu, va čia balkonėlis kažkas. Nieko įspūdingo. Atvesinta. Papas Vuomė čia yra. Saulės kambarys čia. Paskiau čia važiuosim. Ne, čia mūsų kambarys. Aš apsirinkau. Ne, mes vėl turime. Vaizdas. Nu tai aš rodau lėtai, gerai. Vaizdas. Sakiau, kad tu moki išvykti. Gerai, klausimas. Pasiliekam čia vienai nakčiai ar dviem? Mums sakau labas rytas. Žiūrintiems sveiki. Pirma diena, kai nusprendėm pasilikti ir nueiti į pliažą, pasimaudyti, pasibūti, kad nevažiuoti. Na ir ką jūs galvojat? Pliažas gražu, temperatūra gerai. Na. Liūdna, bet lietus išvarė mus iš mūsų rojaus kampelio. Važiuojam link Lenkijos, link Suntago. Žiūrėsim. Gal pataikysim į gerus orus, kur nors sustosim dar. Pakeliui. Jo, va taip pat ir sakoma, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Nelabai juokinga. Nelabai. Vieną dieną nusprendėm pasimaudyti. Pasideginti. Nelikimas. Ate. Dar vakar taip irgi pasidėjom terasą, įsigerėm vyno. Kol gerai, šį rytą nereikės niekur vairuoti. Rytas už vakarą protingesnis. Jau ir nebereikia. Sėdim, vairuojam, susėdę smagiai. Gal mes sušlapę nebuvom senai.
With your head up. With your head up. Kai mountains. Ai, tu šiek, čia Konkongas gyvena. Hello! With your head up. Užsiliejom kurą 66,58 eurais. Kad žinotumėm, kiek išleidom. Lietutis biškė primo, Vieną gurkšnį tikrai. debesų vis dar yra. Matom. Protarpį. Greitis magistralėje ribojamas iki 80, nes labai sako slidus kelias. Tai aš dabar supratau Vilčinsko žodžius. Grįžtų namo. Ne, Saulė daug. tas ilgas kelias namo. Čia Vilčinsko daina buvo? Ne. Kieno? Ne už tų prancūzijos. 234 kilometrai nuvažiuoti šiandien. 3 valandas 47 minutės. Pizdėts. Stovim. Pastoviai. Stovim. 62 km per valandą greitis. Normaliai atsisės, kaip įmanoma, neužkliuvus. Bandau. Gers. Baisulinga. Situacija baisulinga. Miego noris, kai nevažiuoji. Šiandien mane vairavimo diena buvo. Nu va. Jis nebuvo morališkai pasiruošęs. Va, taip ir važiuojam. Aš važiuoju gerai. Daryk vyno. Pagaidžiai. Tai kad vis tiek tokiu greičiu važiuojam, spėsim ir išlipti, ir pasimti, ir susipilsyti, ir atgal viskas suspės. O! Yeah! Ant 60 važiuojam. Cool. 7. Jau 7 netgi. Na, bet jau vėl stabdysim tai. Видно надо мной, посмеялся ты, посмеялся я. Видно не судьба, видно нет любви, видно нет любви. Видно надо mной. Vėl važiuojam lėtai, nu nesvarbu. Видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты. Šiaip tai rusiška muzika mums visai nepatinka, bet Visiškai, ta prasme, ką groja per radiją, tą ir dainuojam. Einame, nežinau, valgyt, nevalgyt. Valgyt, nevalgyt. Abi matai? Važiuojam iš autostrados. 17. Tyrinėt. Sakiau, kad 17 tram bus. Aš čia žiūriu į kainą, nebijau. 17 tram. 17 trim. Vagiai! Gauges. Du 30, pamatysi. O kiek tu sakei? Aš už to. Thank you, bye. Tokia sauta, kad 6,70. Brangiausia. 6,70? 6,70. Kodėl taip brangiai? Nu, visą kelią nuvažiavom. Gerai. Važiuojam dabar toliau.
Va jums bus. Slovenija. Grįžinėjom. Toliau važiuokite Palauk, tiesiai. žinai kiek mes nuvažiavom? 2660 km. Dabar jau nuvažiavom. Nuo namų, jo. O mes pračiau važiavom? Neatsimenu. Ne. Aš nežinau, aš miegojau pasikėliau. Jo, gali būti. Jo, pravažiavom. Kad aš sakau. Tikrai? Jo. Willkommen to Austrija. Čia gyvena kukurūzų vaikai. Sustojom Austrijos šelę. Pasisiuoti. Dizelis 2,15. Rimta kaina. Normaliai. Čia yra bet šfreška. Nu, bet tikėkimės, kad Austrijai nereikės kuro piltis. Kroatijai prisipylėm pilną, na, tai turėtumėm prašokti. Kuo toliau žalia rūta, tuo gražiau. Tulikas. Nu, pofik, 5 centų. Bet užtat tokį davė kortelę. 2 ledai, 6. Kiek? 38. 38. 6. 6. 38. 6, 3, 8, taip ir sakiau. Sergiai, Bronsa čia važiuos. 6, 38 už ledus. Tai kas pikčiausia, kad grąžinti negalim. Už 2. Nuo Austrijos keliai tai superiniai. Ledas. Nu, brangus turiu omeny. kaip ir ledai. Dar gal kažką norėjau pasakyti. Ai, va, tiksliai, patys svarbiausia. Davai, jeigu kas žiūrėsit tą filmą, nu nebūkit tie, kur upelį gyvena. Pakomentuokit, palaikit, užsiprenumeruokit. Čia net nekelsi, net nesvaika. Kelsiu aš YouTube dės. Taip, Be mūsų. be jūsų, viens pats paimsiu ir įdėsiu. Gerai, man sukti dabar į dešinę reikės, taip kad nebegaliu kalbėti. Čia. Ne. Atvažiavom į parkingą. Su QR kodais visokiais. Man tai iš kaimo žmogui sunku. Po garažinis garažas. O, liftas gal. Jeigu čia kas mus per kameras mato, tai sakys kaimiečiai. Ne, čia nėra iš vis jokio išėjimo. Ne, nėra. O tai kas ten, ne laiptai buvo? Mes net ir su liftu važiuosim. Vieną aukštą žemiau, čia stogas. Žodžiu. Įdomus išplanavimas. Atvažiuoti viešbutį yra viena, o susirasti kambarį yra kita. Kaimiečiai. Короче, pabūkit. Va, 18 gimdu ant durų užrašyta. 18. Taip, dabar reikia susivesti kodą. 218691. 218691. 91. Pradėkime numerių apžvalgą nuo to, kokie mes esam kaimiečiai. Netrukdyk, aš vlogą darau dabar. Pirma, kai atsidaro duris. Ir duris atsidaro. Mūsų kambario numeris 18.
Duris užsidarom. Volia. Veidrodis. Aš mataus visas. Fantastika. Spinta. Batams įsidėti. Šaukštas. Žiauriai patogus. Nu, žiauriai patogus. Tada virtuvė. Virtuvė. Aфигенно. Čia. Orkaitė. Nieko nekepsim. Gartraukis. Mikrobangė. Čia nieko nėra. Čia. Aliejus. Cukrus. Ko jums dar reikia? Tuščios lentynos batams įsidėti. Taurės. Vynui, viskiui, arbatai. Lėkštės net nežinau, ar čia kas valgo iš viso. Šaldytuvas. Šaldytuvas turbo ekstra. Patylink muziką, aš vlogą rašinėju. Indaplovė. Kavos aparatas, čaininkas. Čia karališko dydžio lova. Yra užspintas, aišku. Bet labai geras sprendimas. Vienas pats geriausias. Čia netgi jaučiu lempas įsijungia, tik aš. Ai va! Lempas. Lempas greičiausiai sureguliuojama. Intensyvumo. Ne. Lempas tiesiog šviečia. Tulikas. Neaišku, tą mes išsiaiškinsim vėliau, kas čia yra. Tulikas žiauriai geras. Priima visas išmatas. Džiovyklė. Skalbenkė. Kriauklė. Aš. Toks jau. Tai va. Turim dar vieną spintą. Mini lyginimo lentynėlė. Ta, lentutė. Mini lyginimo lentutė. Pledai. O kam pledai reikalingi? Tam, kad eiti terasą. Terasą. Praskleidžiam užuolaidas. Įjungiam šviesą. Atsidarom duris. Negaliu eiti. Lemba, biški tamsu, bet nesimato. Žodžiu, čia yra, aš jums žinot, ką galiu pasakyti. Žingsniais matuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metrai. Tarasikė. Turbo. Žinot, kiek mes už tai sumokėjom? 90. Kiek sakiau? 98 eurai plus pagalvės mokestis kiekvienam žmogui po 2,50 €. Nu, iš viso išėjo 106 eurai. Plus parkingas. 10 eurų. Požeminis garažas. Nu, jau mes tą rodėm, kur pasiklydom, nemokėjom išeiti ir su liftu galima važiuoti. Nereikia į 4. aukštą tyst man lagaminų. Super. Jeigu mokėsiu, įdėsiu nuorodą, kur mes čia gyvenam. Rekomenduoju visiems, ypač mums. Gerai, ate. Va tai va nusistatėm žadintuvą. Ką? Labas rytas. 7 valandas keliamės. Greitai papusryčiaujam ir lekiam link Berlyno. Kol važiuojam remontuojamais keliais prisiminiau. Ne visur Austrijoje toks brangus dizelis. Mieste kiek buvo? Eurs tam, ne kažkas. Centukai. O paskui užvažiavę čia vėl į autostradą. Žiūriu po 209 jau. Tai vat reikia ne autostradai piltis. Nors man atrodo, čia ir autostradai kažkoks. Ai, čia išsakymas buvo. Gerai, tai ištrinsim. Atvažiuojame į Čekiją. Viso nuvažiuota 3046 kilometrai. Ir
Together. We will say goodbye. Together. Together. Go west, life is peaceful west. Go west, in the other side I rest. Nice blue vest. It's not what I wanna do. What is Rogers and do. Čekija yra Fūrolandija. Jedna fūra. Dar jedna fūra. I dar jedna fūra. Fūra. Pagaliau Čekijai važiavom į kažkokį bent miestelį. Autostrada. Nu graži ta Čekija. Eina. Baigęs vanduo. Pasipurkšti. Velniškas greitis, aš išprotėjęs, stoviu štai čia. Kamštis. Šūda čia ateis. Šiandien važiuojam 4 valandas 23 minutės ir nuvažiuojam tik tai 400 kilometrų. Ne, normaliai, 92. Dar tiek pat liko. Vidutinis. Liko dar 300... Valandą važiuojam. 396. 4 valandas 22 minutės. Tokiu greičiu važiuojant mes važiuosim dar 4 valandas 22 minutės. Vat kodėl pirmą juostą važiuoja apsižergus, o antrą, tą liniją. Antrą juostą irgi kaip įmanoma kairiau. Kodėl? Parašykite komentaruose. Po 1000 valandų stovėjimo aikšteliai. Pagaliau. Restauracija. Batareika baigęs, kortelė baigęs, viskas baigęs, maistas baigęs. Tuoj viską susikrausim, valgysim, pasisiosim ir toliau važiuosim. Pagaliau normalų maistą gavom. Pati linksmiausia restoranas visoj mūsų istorijai. Nekalba nei angliškai, nei čekiškai, čekiškai kalba, nei vokiškai, nei lietuviškai, nei rusiškai. Bet jūs pasižiūrėkit. Guliašas su svogūnais, guliašova, tiramisu, plovo, kalnas. Kas čia? Alus. Krūtinėlių žiūrėkit, kiek pridėjo. Kaip jiem negaila? Ir žinot, kiek sumokėjom? Tik tai 808. 5? 805 tik tai sumokėjom. O kiek eurais? Tau papipsėnus. Nu gerai, mes einam valgyti. Eurais galiu pasakyti, kiek padarysiu. Paim kortelę. 32 eurų. 32 eurai. Oho. Tai kiek daug. Čia per tavo alų. A tu matai, kad tu gauna? Dar vienos kuro užpiltuvės 2539 čekiškos kronos. Reikės paskiau paversti eurus, nežinau kiek čia. Už kiek mes čia įsipylėm, nerodė eurais. Į kitą pusę. 40. Gerai, šypsosi stulpas mums. Valio! Family shop. Restaurant. O. Nu, čekiški dar numeriai ant mašinų kainuos. Reiškia dar. Danija, Germanija. Bet restoranėlių. Kiekvieno posūkį. O posūkį, kaip matau, čia dafiga. Vokietija. 7 valandas 23 minutės nuvažiuota šiandien. Gryno kelio. Šiaip
šypsokis. Čipsų. Jėzau, koks toks. Nu, čia Deutschland. Čia dar ne Deutschland. Ai, mes jau Vokietijai? Nu, kaip tai ne? Ne? Jo? Jo. Žiūrėk, va. Švaic. Reakcija. O, pirmas aukštas labai gerai. Pirmas, žiūrėkinu, štai. Rengia išėjus laukas. O. Ohoho. Mūsų numeriukas čia nesimato, bet pirmas. Įkišam kortelę. Ūkinis muilas iš karto kvepia. Čia koridoriukas. Koridoriukas. Va. Labai pretty. Viskas. Pasižiūrėjau. Mam, tu pažiūrėk. Tu pažiūrėk. Tu pažiūrėk. Žodžiu, aš mėgosiu tai čia. Atvykome Važiavę 300 į metrų. kažkokią Žiedinėje tai sankryžoje pasirinkite pirmą išvažiavimą. Viečikį. Ansikė pasakau, kad manęs neįkalbinėkit čiuožti, dar kažką aš nieko nedarysiu. O čia tai angarą pastatė. Čia išvis neįdomiai pasakei. Čia ne angaras, čia pramogų sostinė, geriau negu Akropolė. Jo, papa. Kaino džiūvis, palmė 2. Nu, man atrodo, šitas didesnis atrodo. Bliamba, koks vampas, aš jau nebenoriu čia varyti. Taigi ten su oro balionais galim skraidyti. Čia? Na. Vedai? Ajo, čia tasgi. Jo, papa. Teka apie šį. Įspūdingai. Jesus, Mary, aš jau nebenoriu. Karaokė yra! Aha. Čia pasiliksim aš gal šį vakarą. Dainuos. 'Cause all of me loves all of you. Love your person. Nemoksisi mokėti. Mūsų ateitis. Va, maž va tokio dydžio. Aš net nežinau, kur aš čia noriu eiti. Man čia iš vis, iš lauko tai iš vis net negražu. Tiesiog, kad didelis. Ate. Gerai, bet aš turiu internetu nupirktą bilietą. Bet yra umkleidant. Kiek laukiam? Jau kokį 10 minučių. Kur tau? Palauk, 12. Mes po 12 prieš nevažiavom. Nu tai bet atrodo, kad valandą stovim. Nors eilė ta. Jo. Ne. Nu ką? Kaip ten ta buvo? Eksplorintoja. Kokia? Lora, Explora. Ai, Dora the Explorer. Dora. Nu tai va dabar. Dorinam, eksplorinam. Pirmi įspūdžiai tai, kad iš išorės jisai žiauriai didelis atrodo. O įėjus į vidų, man atrodo, kad Suntago didesnis. Nors žmonės kalba, kad jie čia dėl kelių centimetrų ginčiasi, kas yra koks. Pradžio apeisim, pažiūrėsim. Bilietus pirkom internetu 146 eurai 3 žmonėms su Tropical Island ir Amazonijoje. Neėmėm saunų zonos, nes iš mūsų tik vienas aš tai vaikštau ryte, tai kažkaip pagalvom, gal nereikia.
Brendam, dar neapgyventinant tas Einam išbandysim šios, bet nedaug. Jaudinanti akimirka, raudona trasa, čia kaip neužmigti. Welcome. Nu, žiauriai nuobodu. Žodžiu, situacija tokia. Karibose dabar atostogaujam. Berlyne mums visai nepatiko. Nes Berlyne mes net jaučiu ir nebuvom. Berlyne, taigi mes nebuvom. Šalta ten lyg pradėjo, tai mes vėl atrezervavom vieną naktį, nes kur mes apsistojom visada lyg pradėjo. Na, tokias tai tokelė. O šiaip tai čia va, vieni patys saloj, negyvenamoj, radom bariuką. Pasiėmėm alaus, kokteilio, ledų. Nežinau, kažkas buvo palikęs, gal Robinzonas čia buvo. Tai jau visiškai negyvenama sala. Čia grinai. Va, kokteilis kiek 9 pem, ne? Naujoviškas, watermelon, man. Palauk, alus, o kiek alus? Nežinau, už kiek daug pinigų neskaičiuoju. Ta prasme, bet jie man moralizuoja. 5 pem. Šalta. Jo, grinai džiunglės. Kur aš sakiau mes čia esam? Nekalbėjau. Turkijoje. Ir Budelė. Anglija. Išvažinėjame iš Vokietijos. Nežinau, sakiau, nesakiau. Dizelio kaina apie eurą pem. Pem 6. Pem 5, pem 6 eurus, pem 5 eurus, pem 6. Važinėtis galim. Ta? Tu palauk, pažiūrėk, kaip per Loderkį pavažiuosim. O, čia tai Rivers of Believe. Mes jau Lenkijoj.
Jau Lenkijai. Meluoji. Tu nematai, kaip lenkiškai viskas pradeda atrodyti. Brūnas kažčia. Pula. Pla. Pasakyk. Tu tiesiog save filmuoji. Lenkijos greitkelį. Sustojom, užsiliejom kurom. 395 PL susimokėjom. Zlotus. Zlotus. Lango vėl nenusiplovėm. Langą vėl nenusiplovėm. Tada pavalgėm. Tada pavalgėm. Pasisiojom. Biški. Siojom biški. Ir dabar tau jau reikia vairuoti. Ate. Man dabar jau reiks. Tada geriam kavą. Ate. Ate. Lietuva! Lietuva! Kas čia? Ai, čia tu. Irgi blogai matosi. Ai, čia tu. Tai Jo. važiuoji. Vis dar važiuojam. Ką? 10 valandų be 15. Jau Lietuvoj. Varysim iki pat galo. Gaila, kad neišeina kažkaip, ne? Pafilmuoti. Šviesoj, gražioj. Namuose pagal navigaciją būsim po 12. Pravažiavom dabar 3253 km. Negali būti. Oho. Net čia pažiūrėjau. 4605 km. Va. Dabar pravažiavom. Ir dar liko mums kiek? 200, ne? Žinau, aš nevairuoju, aš nežinau. 218. Sudėkim matematiką, žinosim kiek liko. Ai, apibendrinsim. Viskas kol kas žiauriai gerai, tik važiuojam kažkam nežinomais keliais. Per kur? Per Kiškienus, Blikšienus, Alčirčienus kažkur. Respublika. Savivaldybė. Nesupratau, remontas buvo toks, nusuko navigacija, kad net neįsivaizduoju. Vis tiek pravažiuosim. Parvažiuosim. Lietuva nedidelė. Čia tau ne į Kroatiją varyti. Ja, viskas, ate. Ate. Kur dabar esi? Namuose. Kur einu namuose? Nesimatom jau kažkai. O, davai, taip nufarkintim, kad būtų lygiai. Ir aš esu dar irgi čia. Dabar. Kely prabuvom 59 valandas. Nuvažiavom 4823 kilometrus. Vidutinės kuro sąnaudos 6,4. Vidutinis greitis 82 km per valandą. Dabar 19 laipsnių šilumos, 0 valandų, 37 minutės. Rugpjūčio 23. Einam išausim po viskiuko ir gulti. Ate.